Soundstripe. Sveiki! Ar kada susimąstat, kodėl tam tikri filmai ar vaizdo klipai sukelia stipresnės emocijas nei kiti? Viena iš priežasčių yra spalvos. Spalvos audiovizualiniame turinyje veikia ne tik mūsų emocijas, bet ir mūsų suvokimą. Taigi šiandien aptarsime, kaip spalvos formuoja mūsų įspūdžius ir kodėl jos yra tokios svarbios kiekviename vaizdo turinyje. Kalbėkime apie spalvų psichologinį poveikį. Štai pavyzdžiui, raudona spalva. Raudona spalva dažnai mums asocijuojasi su aistra arba netgi pavojumi. Tuo tarpu mėlyna spalva su šaltumu arba ramybe. Šios asociacijos jos atsiranda iš mūsų kultūros ir iš biologinių reakcijų. Kai filmuose naudojamos tam tikros spalvų paletės, jos iškart veikia mūsų nuotaiką ir leidžia sukurti norimą emocinę atmosferą. Pakalbėkime apie spalvų simboliką ir jų kuriamą pasakojimą. Spalvos taip pat gali turėti simbolinę reikšmę, kuri padeda kurti pasakojimą. Pavyzdžiui, filmuose su mokslinės fantastikos elementais dažnai naudojama šaltai mėlyna arba žalia spalva, kad būtų pabrėžta technologinė, futuristinė atmosfera. Tuo tarpu dramose gali vyrauti šiltesnės spalvos, kurios suteikia žmogiškumo, šilumos ar netgi nostalgijos jausmą. Taigi spalvos audiovizualiniame turinyje yra ne tik gražus priedas, bet jos yra pagrindinė priemonė leidžianti kūrėjams manipuliuoti mumis ir kontroliuoti mūsų emocijas bei suteikti pasakojimą istorijai papildomą gylio. Taigi kiekvieną kartą, kai žiūrite filmą ar klipą, atkreipkite dėmesį, kaip spalvos veikia jūsų emocijas, jūsų nuotaikas ir įspūdžius. Ir tikriausiai atrasite, kad spalvos gali atskleisti dar daugiau, nei pastebime iš pirmo žvilgsnio. Taigi šiam kartui tiek, iki kitų susitikimų.